Omletas su daržovėmis ir tofu sūriu. Labai greitai ir lengvai paruošiamas patiekalas, kuriame nerasite jokio pieno produkto, nes dažniausiai omletuose būna pienas, sūris ar grietinėlė, o čia mes turėsime daugiau augalinės kilmės maisto produktų, kaip daug daržovių, taip pat augalinės kilmės baltymų, gausime ir kitų vertingų maistinių medžiagų iš tofu sūrio. Mums reikės kiaušinius išplakti ir įpilti truputį avižų gėrimo. Į išplaktą masę įtarkuosime tofu sūrį, įdėsime druskos, pipirų, ciberžolės ir daržovės paruošime bei sudėsime į visą išplaktą masę. Tai yra smulkiai supjaustysime papriką, įdėsime konservuotus kukurūzus, brokolių žiedelius ir taip pat smulkiai supjaustytą porą. Viską išmaišysime ir dėsime į kepimo skardą. Patarimas: kepimo popierių pavilgykite su vandeniu, kad geriau susiformuotų formoje kepimo popierius ir kad galėtumėte įpilti masę. Kepkite 180 laipsnių temperatūroje, tik tai 30 minučių. Be galo greitas, skanus vakarienės pasirinkimas. Jeigu patiko tau šis receptas, prašau uždėk širdelę ir parašyk komentaruose, kaip tau sekėsi jį pagaminti. Taip pat daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus LT svetainėje.